Situacija yra tokia, kad atliekama evakuacija, numatyti spindulių, kadangi bomba, kuri yra rasta, yra vokiška antro pasaulinio karo ir jinai yra netransportuojama. Tai reiškia, kad visos procedūros, kurios bus atliktos vietoje, siekiant ją neutralizuoti ir po to sėkmingai grąžinti situaciją normaliai. Iš principo, kol kas yra priimtas sprendimas, kada bus atlikta evakuacija, tada žiūrėsim, kaip mums seksis atlikti neutralizavimo procedūras, kadangi pasakyti, kaip galėtų būti, kol mes nepradėjom dirbti, yra labai sudėtinga. Bet bomba yra didelė? Bomba yra 250 kg, sprogstamosios medžiagos viduje kiekis yra 225 kg. Tai čia, jeigu būtų sprogimas, tai... Jeigu būtų sprogimas, numatomas skeveldrų išmėtymo nuotolis yra iki 1 km. Leksuotė buvo rasta šiek tiek didesnė, sakysim, dvigubai didesnė, tačiau tai nenulėmė, sakysim, bombos dydis nenulėmė šituo atveju pasiekmių, kurios galėtų įvykti, kadangi viską nulėmė realiai sprogdiklis, kuris šiam momentui yra pavojingiausias, sakysim, dėl to įmamos visos priemonės, kurios leistų normalizuoti situaciją. Sakykite, prašau, minėjote, jog bandysite bombą, reiškia, pjaustymo būdu neutralizuoti. Galite plačiau papasakoti, kaip tas yra vykdoma, kumulatyvinių užtaisų kažkaip atskiriamos, reiškia, pavojingiausios? Šiam momentui mūsų naudojama įranga mums leidžia nesprogdinimo būdu neutralizuoti aviacinės bombas, tai yra stengsimės aukšto slėgio abrazyvinę įrangą išpjauti aviacinės bombos korpusą ir siekdami, sakysim, aukšto slėgio pašalinti sprogstamą medžiagą maksimaliai iš aviacinės bombos. Prognozuoti, kaip mums seksis, yra sudėtinga, tačiau maksimaliai stengsimės pašalinti sprogstamą medžiagą, o po to tikriausiai, kad prireiks ir sprogdinimo darbų. Operacija labai sunku prognozuoti, kadangi operacija gali užtrukti per naktį rytdieną, tikrai manau, bet gali užsitęsti, sakysime, 2 paras. Suvalkiečių gatvė, Leksuotė, rasta karo laikų aviacijos bomba apie 250 kg ir svorio iki 200 kg sprogstamosios medžiagos. Priimtas sprendimas evakuoti 250 metrų spindulių gyventojus. Policija užtikrins gyventojų turto saugumą ir rajoną laikysim, tiesiog saugosim. Operacija gali užtrukti net iki 3 parų. Kiek čia gyventojų gal žinoma? Dabar visi duomenys yra renkami, yra einama per visus namus, turėsime informaciją tikslę, kai pereisim visus iki 1 gyventojo. Pranešė, kad kaimynai nevakcinavo. Darom eismą, nuo nosį dešinį, nukreipiam visi čia.